šiandien antra arba pirma švenčių diena, bet antra laisvadienis, ar ne, ilgasis savaitgalis ir ko gero visi, kuo skubiausiai šiandien arba rytoj bėgsite į pievas, į laukus, kepti šašlykus, mėsytę, valgyti visą tai, kas dažniausiai nebūna jūsų racione. Ir kaip tik laikas pakalbėti apie virškinimo fermentus, ar ne? Mes prisivalgime, mes turime daug įvairiausių maistinių grupių, kurios papuolė į mūsų skrandį. Ir jeigu mūsų organizme trūksta virškinimo fermentų, atsiranda problemos. Kaip tokios problemėlės kaip pilvo pūtimas, refliuksas, pavyzdžiui, užkietėjimas vidurių gali būti, ar ne? Daug problemų. Reikėtų žinoti, kad yra 3 fermentų grupės, tai yra proteazė, lipazė ir amilazė, kurios skaido pirmoji baltymus, antroji riebalus, o trečioji angliavandenius, tam, kad pagerinti mūsų mitybą, kad maistas įsisavintų ten, kur reikalingas, ar nepatektų į ląsteles. Ką daryti, jeigu jūs trūksta, ar ne? Kaip galima natūraliai padaryti? Reiktų atkreipti dėmesį, kad vartojant tam tikrus maisto produktus mes galim natūraliai papildyti savo virškinimo fermentus, tarkim, fermentuoti produktai, ar ne, tai tarkim, kimči, rauginti kopūstai, kefyras, aišku, geriausiai, kad būtų negrybelinės kilmės, jogurtas, tam tikrą prasme irgi puikus fermentų šaltinis. Kas dar? Vaisiai su fermentais, ar ne, vaisiai kuo gerai, kad tai dar bus ir skaidulos, tai bus ląsteliena, tai vienas iš tokių turbūt geriausių tai būtų ananasas, papaja arba papainas, ar ne, juose gausų virškinimo fermentų. Kos dar? Persivalgymo, aišku, reikėtų vengti, todėl kad persivalgymas užtempia, ar ne, virškinimo procesą, o valgymas mažomis porcijomis jį paspartina. Dar reikėtų vengti streso be jokios abejonės, kaip ir visose problemose reikėtų vengti streso, nes jis degina virškinimo fermentus ir tokiu būdu stresas, kai sutrikdo, ar ne, virškinimo fermentų gamybą, mums tiesiog sunkiau atsipalaiduoti ir maistelę tą visą mūsų suvirškinti. Aišku, kokybiškas miegas, geras poilsis, kitaip sakant, kokybiškas miegas padeda organizmui efektyviau gaminti fermentus. Todėl atkreipkite dėmesį į šitus dalykus visą laiką per laisvadienį, o be to artėjant vasarai. Jeigu norite greičiau visą tai išspręsti ir jau yra problemos, parašykite man į Telegramą, sudarysiu, tiksliau jau turiu sudaręs jūsų programas, kur gausu fermentų, kaip padėti susitvarkyti visas problemas, kurios gali kilti dėl mūsų gausios mitybos.